Tai sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Mes esame dabar Skuoduose su klase, tokia ekskursija. Tai dabar esame Skuoduose prie akmenų. Ten, kur yra labai daug visokių akmenų ir buvo muziejuje, netgi pasigaminom. Štai nesimato iš lavos visokių tokių akmenų, bet čia tikri briliantai yra visokie tokie. O, va čia yra mano draugas. Tikras, geras akmuo. Ir dar važiuosim prie didžiausio akmens, o paskui prie zoologijos sodo. Jej! Tai čia geras. O paskui dar prie didžiausio akmens. Čia yra ir puntukas, bet mes prie, kaip ten vadinasi? Kaip vadinasi, Martynai, tas, kaip vadinasi tas didžiausias akmuo? Puntukas. Ne puntukas, tas, kaip ten, puntukas antroje vietoje. Nu gerai, nesvarbu. Tai po kol kas šiek tiek ir žiūrėkite, čia yra akmuo ir žiūrėkit. Matot, čia tikras, čia ir aukso matėm daug, ne, briliantų. Žiūrėkit. Čia ne deimantas. Ne deimantas. O čia yra puntukas. Čia yra. Čia labai Čia yra, žinokite, žmogus, kuris įsimylėjo akmenis ir visas Mosėdžio miestelis, įsimylėjo ir visas Mosėdžio miestelis tapo kaip akmeninis. Čia yra Barstyčių didžiausias Lietuvos akmuo. Iš tolo atrodo, kad mažas, bet kai prieini labai didžiulis. Bet čia pats didžiausias akmuo. Jo, Lietuvoje. Įdomu, Jokūbai, jeigu būtų pats didžiausias pasaulyje, tai čia iki ten. Mes buvome prie didžiausio akmens, o dabar važiuojame į zoologijos sodą. Pats įdomiausias. Atleiskite, kad negalėjau zoologijos, tiesiog nelabai pamiršau. Atleiskit, bet bus vis tiek įdomių kadrų. Ate, iki kito karto, tai po kol kas tik tiek ir grįžtam į mokyklą.